Sveiki, aš Jonas, teisinių paslaugų platformos internete LegalLogix įkūrėjas. Šitame video papasakosiu apie tai, kaip praktiškai naudotis mūsų teisinių paslaugų sistema, po to, kai jau jūsų paskyra yra sukurta, patvirtinta ir apmokėta. Taigi, atėję į prisijungimo langą, vėlgi su savo elektroninio pašto adresu ir slaptažodžiu prisijungiam prie sistemos. Visų pirma, ką rekomenduočiau padaryti, tai yra nueiti į savo paskyros nustatymą ir apačioj aktyvuoti 2 faktorių autentifikaciją tam, kad padidinti saugumą, kad tikrai jau niekas jūsų paskyros nenugvelbtų ir prie jūsų jautrios informacijos neprieitų. Kai tą pasidarysite, interfeisas čia pakankamai paprastas, yra po kairę jūs matote meniu skydelis ir tame skydelėje faktiškai visas valdymas vyksta per šitą skydelį. Tai čia centriniam langė jūs matote savo aktyvės užduotis, tai yra tos, kurios šiuo metu jums yra jau aktyvios, čia aš tokia testinė užduotė esu pakūręs. Ką jūs galite padaryti? Galite arba siūsti naują užklausą, arba valdyti jau esamas projektus ir užduotis, arba rezervuoti konsultacijas, pasižiūrėti sąskaitas ir mokėjimus, pasirašyti dokumentus, jeigu tokie jums yra paskirti. Taip pat susisiekti su mumis. Taip pat čia jau netestiniai paskyroje matysite, kiek valandų tą mėnesį mūsų paslaugų esate išnaudoję, tam, kad nuolatos stebėti, matyti, kiek jūs dar turite valandų tą mėnesį. Taigi, trumpai, jeigu čia jau yra kažkokia aktyvi užduotis, visada galite ją atsidaryti, pasižiūrėti, kas yra per užduotis, kam jinai yra paskirta, kas su ją vyksta, galbūt kažkokie klausimai, kažkokie komentarai, atitinkamai juos atsakyti, prisekti arba peržiūrėti jums atsiųstus failus. Ir kai užduotis yra atitinkamai baigta, galima ją pažymėti kaip baigta ir jinai tuomet iš čia dingsta. Galima pasižiūrėti visas užduotis, ne tik naujas aktyvės. Grįžtam dabar į skydelį. Jeigu norite pradėti naują užklausą, tai yra spaudžiame naują užklausą ir pasakom, sakykime, norite patikrinkite partnerio atsiųstą, patikrinti sutartį. Čia trumpą galite parašyti komentarą, patikrinkite mano verslo partnerio atsiųstą sutartį. Kada jums to reikia, galite įsirašyti datą, sakykime, greitai, rytoj poryt. Ir čia galite prisegti failus, tai yra pačią tą sutartį, patį dokumentą, kurį norite, kad mes patikrintumėte, ir apačiai spauskite pateikite užklausą. Užklausa jau pateikta, šiuo atveju jinai būsinoje yra open, atidaryta, galite ją paredaguoti. Kas vyksta fone? Jums priskirtas teisininkas gaus šitą jūsų pranešimą, peržiūrės jūsų užklausą greičiausiai konvertuos į projektą ir atitinkamai jūs to darbo progresą galėsite šitam aktyvių užduočių skyrelėje čia matyti. Toliau, jeigu norite pasikonsultuoti gyvai su specialistu, spaudžiate rezervuoti konsultaciją, ir čia bus keletas temų, sakykime, dėl įmonių teisės konsultacijos, norite pasikonsultuoti, išsirinkite kalendorių, kada jums patogu, sakykime, kažkuria tai diena yra laiko trukmės, norite pasižiūrėti, jums elektroniniu paštu prieš dieną atsiųsti pranešimą, paspaudžiate rezervuoti ir rezervacija yra ir jūs tą rezervaciją matysite savo kalendoriuje iš karto, kada yra paskirta. Taip pat skyrelėje failai matysite, čia bus failai pagal kiekvieną projektą, kokie failai yra šitoj užduotį. Kas dar jums svarbu matyti? Matyti yra svarbu turbūt sąskaitas. Tai čia sąskaitose galite matyti, čia dabar yra atviro viskas,
kokios yra apmokėtos sąskaitos, kokios neapmokėtos sąskaitos, visą istoriją. Na ir taip pat yra pranešimų skyrelis, kuomet šiaip labai rekomenduojame visą komunikaciją su mūsų teisininkais vesti būtent per platformą. Tada mes taip užtikriname susirašinėjimo slaptumą, saugumą, siunčiamų failų saugumą. Na ir žinoma, tada mes galime sekti ir stebėti, kiek laiko, kiek valandų yra išnaudota jūsų to mėnesio plane, tam, kad ir jum nepermokėt už paslaugas, ir mūsų teisininkų darbo krūvis taip pat būtų tinkamai apskaitytas. Tai va toks trumpas įvadas į tai, kaip veikia platforma. Jeigu kyla klausimų, visą laiką galima susisiekti, pasiklausti ir kviečiu naudotis. Ačiū labai už dėmesį ir iki.